Siaubo filmą primenantį istoriją iš Slovakijos. Lankydami prieš kelias dienas palaidoto 65 vyro kapą, artimieji iš po žemių išgirdo duslų beldimą ir balsą. Situacija tapo tokia rimta, kad į kapinę sulėkė visos specialiosios tarnybos, o policija nusprendė skubiai iškelti karstą. Makabrišką istoriją pasakoja Martas Kalendra. 65 Slovakas palaidotas balandžio pradžioje. Vyras mirė po to, kai po kojos amputacijos įsivystė sepsis. Nuo tada šeima kasdien uždegdavo žvakes ant jo kapo. Tačiau 18 dieną po mirties prasidėjo filmą primenantis dalykai. Artimieji iš po žemių išgirdo keistus garsus. Tai atrodė kaip beldimas į karstą. Žmonės tikina, kad velionis atsakė jų šauksmus. Pašaukėme jį tėtį ir jis tarsi atsakė. Nubėgome pas kunigą, bet jo nebuvo namuose. Tada artimieji paskambino laidojimo tarnybai, kuri nukreipė juos į policiją. Policija išgirdo tą patį, ką ir mes. Suprato, kad nemeluojame, jie taip pat girdėjo beldimą. Ugniagesiai padėjo policijai iškelti karstą. Atidarę jį, pareigūnai rado kūną tokioje pačioje padėtyje, kokioje jis buvo palaidotas. Tačiau artimieji tvirtina. Varžtai, štai įrodymas, kad tėvas daužė karstą. Jis išlūžęs, yra įtrūkimų, jis beldėsi. Jis neatrodė taip, kaip jį parvežėme iš ligoninės. Jos skruostai buvo raudoni. Tai skandalas. Jei jie būtų atidarę jį anksčiau, mano tėvas būtų gyvas. Jis uždusto. Vietos gyventojai artimaisiais netiki. Pučia stiprus vėjas, tikrai stiprus, žmonės gali girdėti garsus, bet tai tikrai nebuvo kažkas, kas beldėsi į karstą po 23 dienų. Niekada negirdėjau tokių nesąmonių. Kad žmogus palaidotas per 23 dienas galėtų taip pasielgti? Netikiu. Situaciją nuramino tik kunigas, kuris pradėjo melstis už mirusįjį. Nedvasininkas niekada nebuvo patyręs tokio atvejo. Jūsų mirusieji vieną dieną kalbės, bet ne su jumis, tik su Jėzumi Kristumi. Po autopsijos kūnas bus grąžintas šeimai ir jie turės dar kartą pasirūpinti laidotuvėmis. Martas Kalendra.